Labas. Ir šitos gražuolės gali reikšti tik vieną, kad prasideda dar vienas ralis. Pirmas Lietuvos ralio čempionato A lygos etapas Lazdijose. Turim gražuolės su savim, kitos dar atvažiuoja, bernai kraunas, varom ten tech komisijas, prasivarom jas, dabar po 9 biškutį ryto ir tada nuo 11 iki 1 shakedownas. Testinis greičio ruožas, ten pasikrato, prasitestuoja, kurios važiuoja. Driveriai su šturmanais susirašinėja greičio ruožus dabar. Mes, kaip minėjau, komisijas, lipdukus, varom įsikuriam pitus. Ir ką, labai gražus oras, saulutė šviečia ryškiai, reikia atakinių, nes kitaip raukšlės daros, ko labai nenorim. Nusimato smagus renginys, važiuojam. Ruošiamės mašinytės techam, susiklijavom organizatorių duotus lipdukus, tiksliau užbaiginėjom šitą irgi ir varom tenai į tech komisiją. Galiu parodyti, kaip ten atrodo kas. Šitą irgi va paruošta, laukia savo eilės. Ten įvyksta tikrinimai, plombavimai. Tai mūsų, kadangi mašina ganėtinai standartinė, tai jokių plombavimų nieko nereikia, tai viskas ganėtinai greita. Šitam užtrunka šitie reikalai labiau, tai toj įleis mūsų vidų. Aš patikrinsiu, ar gerai tikrinsi, gerai? Tai vyksta tech komisijos reikalai, sutikrinama saugos įranga, dokumentacija, aprangos. Tai čia driverių reikalai. Tai sutikrina aprangas, visus reikalus ir uždeda varnelę, kad esam pasiruošę važiuoti. Ir tada galim startuoti. Gavom savo pitų vietą, kol kas čia tuščia, bet žiūrėk, toj čirkšt ir pitai yra, kad viskas taip paprasta būtų. Tai, bet kai turim tokius šaunius vyriukus, tai čia jie kaip nieko šitą puzlę sudėliot. Tai šitos 3 mašinytės važiuoja į shakedowną, tai yra testinį greičio ruožą. Tai jom jau pravarytos, kaip matėt, ir tech komisijos, viskas. Vyručiai rengęs, atruošęs, o kitos 2 dar atvažiuoja. Visi įsirengė pitus jau. Čia įsirenginėjo. Čia visur. Mes papietam jau. Maistas svarbiausia. Tai daug gražių mašinyčių visur. Čia 2 šepečiai eina. Vienas Portugalas, kitas kaunietis. Traktoriai va, jų tema. Bemke. O tai kur jūs einat? Čia tie traktoriai? Ivanulės bolidukas. Gyvi dar. Miegoja kažkiek. Čia kol važiavo? Bet viską pasidarė. Toks neįprastas bolidas, bet gal visai įdomus. Yra ir tokios technikos šitam raliukiai, padarė jiem, kiek žinau, atskirą klasę. Jiem čia aišku greičio ruožai trumpoki, bet pasismagint, manau, tarpusavį pasivaržyti. Visai gal ir nieko. Šiaip visai turiu mintį tokiam daiktui, visai mane žavi. Ir perspektyvus atrodo reikalas šiai dienai, nes ir Dakare, bet klasė yra ir visur, tai atrodo visai tema. Reikia pagalvoti apie tai daugiau. Tai visada rally būna Pirelli Larčo mono padanga. Tai atstovas visą laiką yra. Ir visą viską vietoje montuoja. Tai mes irgi buvom užsisakę krūvą naujų padangyčių.
Laukiam dar mūsiškės, kol sumontuos. Dar liktais nėra. Sėkmės, Tautvydai. Sėkmės, stiprybės. Išjuda mašinos į prieš startinę zoną jau. Tai šitas 3, kur testus važiuoja dar iki plovyklos, greitai nusiplaus. O šitas, kadangi nevažiavo, švarės nublizgintos, o dar pasinės dulkytės nuplauna. Ir statom prieš startinę. Ir lauksim jau pirmą greičio ruožą. Tai jo, čia prieš startinę zoną. Čia važiuos jie per arką. Šventinė ceremonija visa čia vyks. Po truputį status mašinas, o bus viena. Ten dar 2, čia viena. Gražių mašinyčių yra. Kai oras geras, tai visos mašinos gražios. Einam, pasimsim ledų. Bernai matau kvailioja. Linksminas. Tai va, nuotaikas geras, oras superinis, varom ledų ir varom atgal į serviso zoną. Prasideda pirmas šiandienos servisas. Grįžo pirmas mūsų ekipažas. Nu. Blemba, biškai gaila, ne? Tam paskutiniam čiut praradot. Jo, bet antram šukanais, taškai. Paskutiniam belegėt, gulti, tiesiog. Stovi jau, ne? Jo, tai antram jau stovi. Trečiam Jo, stovėjo. mes jau per video matėm, jo, tenai, blemba jau. Tiesiog stabdau, bet norėjau dar antrą dieną pavažiuoti. Šalmą atsargiai pažiūrėk, Klaudai, kad nenukristų. Jau kišai? Taip greitai? Ir ryte įpratęs. Tai kišai. Tai va, taip vyksta servisas, tvarkome, žiūrime, ką čia pridirbę, ko nepridirbę ir laukiam kitų ekipažų. Pitai tušti jau, sutemo, servisas baigtas, pirma diena praėjo puikiai, be jokių nesklandumų, tai labai smagu, džiugu už tai. Girdžiu, čia kažkoks vakarėlis vyksta. Ruošias vyručiai varyt. Jūs nevarat namo? Jau galim važiuoti, manau. Gerai, ate. Pradarykit, alų vienu. Valaus nepamirštas. Bye bye. Labas rytas. Tai pas mus antra ralio diena prasideda. Svarbiausia ryto dalis, tai va, mergaitės pusryčiauja, kad jėgų turėtų. Maisto visada reikia, nes diena ilga būna, dirbti nemažai reikia pavalgyti. Tai ruošiamės ir važiuojam neužilgo į serviso zoną. Toj neužilgo prasidės pirmas dienos, ne pirmas, šiandien ryte buvo tas 15 minučių trumputis, bet ten vakar vakare buvo kem 5 minučių ir šiandien ryte dar 15. Bet kadangi reikalų neturėjom, tai vakar viską pasidarėm, tai šiandien ryte buvo ten slėgis langai. Vyriokai ruošės, jau laukia toj mašinų. Tada čia komanda ruošia pietus. Visada irgi labai smagu, kad va, atvaro padeda man. Ten jau kiti ekipažai matau grįžę. Ponė mūsų pirmoji. Čia kepa. O, beveik sudeginau, bet pačiu laiku dar spėjau. Svarbu laiko. Buono momento!
Prasidėjo serviso metas. O, grįžta ekipažai, šitas jau grįžo, dar turi 2 grįžti. Nu, ką Jonelis? Tik bandyk pafilmuoti. Čia irgi jau baigini. Viskas reiks ištrint? Ne, viskas gerai. Ištrint? Nereiks užpypint. Ką čia žiūri? Ne, nu tai pažiūrėk. Čia ekipažai kažkas buvo 3 vietoje, buvo klasiai. Netraukia, kažkas daužyta. Akmenį didžiulį vidurį, va tokį. Ir nuo to nustojo? Iš karto. Ja, čia reikalų vyriukam. Akmenį kliūdė, tai va, sušlintuvas kaip atrodo. Kardanas senai, kaip atrodo. Tai žodžiu, reikalai žiūrim, jeigu gaus kardaną, tada važiuos, jeigu ne, nes pats zipo neturi tokio. Kas vyksta? Kepimas. Kepimas. Pietukai, kol darnai mašinas tvarko, reikia pasiruošti ir ekipažais. Biški mikčiat pradėjau, bet čia šitą iškirpt. Ką moku, tai moku. Langus valytai.
ekipažai jau čia, aikštė, kur reikiuojas mašinos į uždarą parką. Smagu. Klaudas iš mūsų antras BMW Cupe, Jonui truputį pritrūko, tai ketvirtas, o kitų rezultatų dar reikia pažiūrėti. Prasidėjo apdovanojimų ceremonija jau, einam pažiūrėsim, kaip ten kam sekas. Šiaip visa miesto šventė čia dabar gavos ir mašinų daug gražių, ir žmonių pilna. Tai manau ir vakarėlis dar užsisuks, tai labai smagu, kai tokia visa fiesta gaunasi iš mūsų ralio lenktynių. Ir tarp dviejų mūsų šalies ekipažų Smiginis Paulius Karbalis 3 vieta. Mantas Garbuzas ir Paulius Butavičius 2 vieta. Normaliai džiaugsmo šitą ekipažo rytuose. Ir nugalėtojai Klaudas Pučinskas ir ne Paulius, o Povilas Gutauskas 1 vieta.